Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilys. Senieji trakai. Senaisiais trakais viduramžiais buvo vadinami trakai. Lietuvos metraščiuose rašoma, kad Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas 1321 metais pastatė pilį ir perkėlė Lietuvos sostinę iš Kernavės į Trakus, o 322 metais iš Trakų į Vilnių. Senųjų Trakų pilis viena seniausių mūrinių pilių Lietuvoje. Senųjų Trakų pilis 337 metais pirmą kartą buvo paminėta Vygando Marburgiečio kronikoje. 1345–382 metais pilį valdė kunigaikštis Kęstutis, kurio šeimoje apie 350 metus gimė Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas. Pilis buvo sunaikinta 391 metais kryžiuočių antpuolio metu ir daugiau neatstatyta. Pilis stojo dar 14 amžiuje, tačiau vėliau Kęstutis vietovėje prie Galvės ežero viename jo pusiasalių pastatė naują pilį ir apsigyveno joje. Vietovė buvo pradėta vadinti naujaisiais Trakais, o po Antro pasaulinio karo tiesiog Trakais. 405 metais Vytautas pilį atidavė Benediktinų vienuolynui, pastatė bažnyčią. 770 metais statytas vienuolyno pastatas, o 899 metais pastatytas Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švenčiausiai Mergelei Marijai ir Švento Benedikto bažnyčia. Ačiū visiems, kad žiūrėjote iki galo. Sėkmės jums.